Filmuoji jau čia? Taip, lauksiu, išplaukti. Nu, tai labą dieną, naują dieną. Po praeitų kartų, ką padarėm, tai įmetėm variklį. Tiesiog įmetėm. Ir viskas. Ir šiandien eisim dabar. Turim čia šroto visokių iš pakampių prisirinkę. Kas šitoj dėžėje yra, nežinau. Įsiurbimo kolektorius, dviejų kompai, laidai, kardanas, kuris greičiausiai mums netiks, šūdlempis ir variklis. Tai vat, susitvarkiau, kai Kasparas išvažiavo, nematė, susitvarkiau šakių varžtus, prasisreigiau, prisisukau pagaliau priekinę važiuoklę ir, žodžiu, tiesiog įmečiau variklį. Nu tai nežinau, bandysim šiandien dėti laidus. Galvojau, kad neturim šitos pynės laidų, o mes ją turim ant variklio. Jau geras ženklas. Tai žodžiu, babinų laidai yra, lambdos yra, viena pavargusi kažkokia, bet jau yra, šitą, kad turim, yra labai gerai. Kad neturim dviejų babinų yra labai blogai, bet turim tų babinų tikrai rasim. Kitos blogos dalys yra tos, kad šitie vamzdžiai yra sulūžę, o jie dedasi po įsiurbimo kolektoriumi. Ir mes jų šiandien neturim, bet mes bandysim viską susidėti, prasivest laidus, susijungt, uždėti kolektorių ir pasižiūrėti, ko mums trūksta iki užvedimo. Bus smagu šiandien užvest, bet mažai šansų. Einu nusikirpsiu šitos laidus. Laidus jau jisai kirps, zateškis nusikirpsiu. Žinai, kaip lietuviškai vadina šitos replis? Kusačkis. Svarbiausia laidų nenukirpti. Va čia va, matai, nulūžė. Čia va. Va taip. Šūdas. Atrišom. Nupjauti. Nu čia dabar. Šitą bakelį dabar nusisuksim, kad mum nemaišytų. Su vairo stiprintuvu nežinau, ką reiks daryti, nes čia šitie BMW-niai, tai visi BMW-stai. Kas sportuoja, žino, kaip būna, tai nežinau. Galvočiau gal apie elektrinį vairo stiprintuvų siurblį iš Opelio. Plus su kur dar čia bus, kadangi čia buvo 1.6, jau čia tas tiesioginis įpurškimas, wow. Tai turim tik vieną ateinančią kuro žarną. Tai dar nežinau, kaip naudosim kieno reilą, bet greičiausiai, kad reilas liks šito varikliu, čia kadangi yra MPM2, tai jisai ant reilo turi ir paduodamą, ir grįžtamą, o MPM4 variklis turi tik tais paduodamą. Jau viskas vyksta, visas kuro slėgio reguliavimas vyksta kuro filtre. Tai dar irgi nežinau, kaip čia bus, bet šitą tikrai nenaudosim. Čia yra starterio laidai padaryti, o su starteriu yra taip, kad čia starteris yra gal MPM. Nu žodžiu, čia taip viskas įdomiai. Tas variklis 2 metus prastovėjęs ir dėžė uždėta 1.6 čia ant galo, smagratis MPM, sankaba gal MPM2. Nu žodžiu, net gerai neatsimenu. Pasitaisysiu akinius, nes šitą protingai pasakysiu. Tai žodžiu, šiaip prie šito variklio, va būtent kuris yra mašinoje, čia yra MPM2 Tub 2.5. Jisai valdosi su MS-KEM2 kompu, o mes, kadangi norim turėti elektrinį gazą ir visokių daugiau programavimo galimybių ir biškį paprogramuoti ir tada gal ant stendų nuvažiuoti. Ir norim išmesti visus šūdinus BMW dalykus, kurie užknisa. Tai yra oro srauto matuoklė. Tos gofros visos įsiurbimo, įplyštai trūksta, traukia orą, dūsta, nevažiuoja, spjaudosi, springsta ir taip toliau. Tai naudosim MS-KEM3 kompą. Turim MS-KEM3 pravodkę kompą.
Ir turim krūvą kolektorių. Čia iš visų kampų susirinkau, vieną nusipirkau. Kadangi čia tų mašinų daugiau visokių darom, tai pritruks. Tai žodžiu, turim MPM4 kolektorių, kuris yra lygiai toks pat kaip MPM2 turbo šiaip, identiškas. Tada turim sulipina į krūvą MAP sensorių. MAP sensorius naudojamas, taigi čia ne turbo projektas, nesvarbu. Mes galim matyti slėgį kolektoriui ir įsiurbiam oro temperatūrą su tuo pačiu davikliu. Ir jis va čia yra įmontuotas. Kas dar gerai, tai jau čia turim, tarkim, paruoštą kolektorių, tik be gazos sklendės. Aišku, mes čia šiandien nemanau, kad iki užkūrimo daisim, bet jeigu daisim, tai pasiskolinsim tą gazos sklendę. Žodžiu, įsideda MAP sensorius, išsimeta disą sklendę, kuri ten darinėjasi, užstringa ir irgi traukia, netraukia, burbuliuoja, neburbuliuoja. Žodžiu, eliminuojam. Išsimeta laisvos eigos vožtuvas, kuris irgi užstringa, dirba, nedirba, užsikuria, neužsikuria, žodžiu, visi šiti šūdai bus išmesti. Ir realiai MAP sensorius stovi čia, gazos sklendi, viskas, daugiau nieko nereikia, mums ten nei oro srautų, nieko. Tada čia yra pats pigiausias kuro filtras, krekždinis. Tai paskui pasikeisim kažkokį geresnį, bet dabar čia jeigu užkūrinėsim, tai, nu, žodžiu, kad turėtumėm filtrą. Tai filtras yra įeina ir išeina, tiesiog paprastas, pats pigiausias, nes ant MPM4, kaip ir sakiau, vienas yra į filtrą, vieną galą ateina 2, o išeina vienas ir čia stovi slėgio reguliatorius. Tai visas nepanaudotas kuro kiekis grįžta nuo filtro į baką, o ant senesnių, kaip šitas variklis, grįžta, kaip tas žodis, grįžta, pareina, grįžta nuo variklio, va tiesiai, nuo variklio. Variklis, čia buvo tas žodis, kuriuo aš ieškojau. Kolektorius, dar vienas. Va. Tai čia yra ta laisva eiga. Gazos sklendės vėl neturim. Tai jau matosi, kiek čia visko daug daugiau yra. Tai yra disas sklendė, laisvos eigos vožtuvas, alsuoklis, alsuoklyną, viską panaikinsim. Blet, traukia koją. Geras. Tai vat, čia užglušinta, čia MAP sensorius įdėtas, čia užglušinta, priglušinta, padaryta, atidaryta, uždaryta. Tai vat, žodžiu. Toliau šita visa raizgalynė. Čia maitinimas. O čia variklio provodkė. Tai gerai, mums dabar reikia šito. Kaip čia. Taip, dabar mums reikia atsiminti, kaip čia turi būti. Čia yra purškekliai. Per galą ar per priekį eina kolektorius? Čia gal anglų pravodkė? Gal ir gali būti. Čia vat. Šitas vat čia jungiasi, šitas vat čia jungiasi ir šitas vat čia vat jungiasi. Čia gazų sklendė, tada čia vienas didelis, vienas mažas. Reikia, kad nesiliestų prie korpusų, kažkada esam surinkę. Tik uždėjom ant takumo klemą, iškart suka. Tai reikia, kad nesitrumpintų. Labai gerai. Starteris. Čia gazas yra. Čia yra lambdos ir automato. Aišku, mums čia tiek daug nereikės. Pavyzdžiui, šito nereikės. Ir šito nereikės. Ir šitų tik 2 reikės. Lambda zondus 2 tikrai naudosim. Kiti nenaudoja. Bet man tai nepatinka, kai nenaudoja, nes kažkas tai tą kuro mišinį vis tiek turi reguliuoti. Tos dabar į saloną, kur nereikia įsimetam. Žodžiu, šitie pajungti. Čia tikrai iš anglų variklis, nes šitas turėtų būti iki ten. Čia dabar skirta kompui. Tai gerai, čia taip.
Tai šitas, čia purkštukai, čia temperatūrinis, čia vanusas. Viskas aišku. Tai 5 balai. Šitas turėtų. Angliškas. Matai, pusė Europoje, pusė Anglijoje gaunas per vidurį, normaliai. Nu tai žodžiu, kaip ir viskas gerai, išskyrus su babinų laidynu. Nu bet žodžiu, okei, tai dabar neturim šitos fiškės, nes reikia šitą fiškę perdaryti į tą. Neturim gazos sklendės, bet išlaidų viską turim. Žodžiu, su tais laidai čia viskas aišku, biškį bodo, bet trūksta gazos sklendės, neturim šitos fiškės. Čia nuo anglo yra, per trumpą, biškį dabar keliam lempą panašu, prilipina visokių čia. Žodžiu, dabar keliam į viršų, pasimatuosim kardaną, susimontuosim traukes. Kaip tai galim va fiškį iškart įkišti. Karterį. Zakt. Čia matau tokius reikia. Prisukt. Seniai šliumberį. Iš karto prisukam, nes paskui išleiksim, nuliks ratas, įbaigsis. Kol išleiksim, bet prisisukam geriau vis tiek dabar. Samariezais susukta, prisukta. Tie dujininkai besarmačiai. Nupjaut, nukirpt pradžiai. Nupjauti vis dėlto. Pjojam. Gerai, dabar čia šiti trosai. Išsitraukt turi. Kažkaip tai. Taip, čia dabar. Čia kai dėjau tiltą turėjau čia prakišti, šiaip čia, bet mes nenaudosim tų trosų, tai nesvarbu. Nupjaut. Nusimsim ratus. Tikiuosi šį kartą lengvai. Susitepę, susimankštinę jau dabar, tai žinai. Ratai nuimti. Amortizatoriai kokie nauji, eiktų savo, kas juos įdėjo. Į poliuretano sudėtas, eiktų savo, čia kažkas dirbęs jau prie tos mašinos. Amortizatoriai nauji, čiupinėti, tik tais kažkieno reiks pavalyti. Visiškai neatsakingi žmonės yra dirbę prie šitos mašinos. Viški irgi. Viški papurkšim. Va šitas, va, abi šakes pakeisim. Visą laiką naudojat kažkokiais įrankiais, svarbiausia saugos akiniai yra. Ui, atsisuko. Ui. Pamankštinam. Gerai, čia sukasi, o čia jau nebe. Čia 18, o čia nebe 18. Svarbu naudoti tam skirtus įrankius. Kalt, pavyzdžiui. Ui! Ui! Tai net dega. Puikiai. Titiriri, 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 titiriri. Atsukinėjam. Ui, šakes. Originaliai, va, iš čia yra tokios ekscentrinės šaibutės iš abiejų pusių. Tu suki atsileidė veržliavą šitą. Ir tada, va, tai va, suki va šitą. Ir matai, kaip krūta operatorių. Va, čia reguliuojasi. Matai, išvirtimas. Va tai vadaro ratas, didėja išvirtimas, didėja, mažėja, didėja, mažėja.
Tai vat. Šitus išmesim, įdėsim, galėsim, va čia suksim, didės kiek nori. Dabar išėminėjom toliau. Pirštais nieks nesisuka. Aš nesuprantu, tiltas ant žemės buvo, tai galėjo ant žemės pasidaryti, čia nudažyti kažką, ne, niekas. Niekas neįdomu tiem žmonėm, tai greičiau lėkti. Greičiau, pigiau, jau jiem reikia lėkti, matai. Turim tai, per pusę šiandien įsitrauks varžtas, išsitrauk. Ne, turi įsitraukti, nesąmonė. Bet jeigu neįsitrauks, koks aš piktas būsiu. Pavargau sukti. Vis dar suku, ir suku. Pavargau, ilsiuos, suku. Pavargau. Bandau pirštais. Biškai sukasi, bet sunkiai. Dar suku. Dar vieną veržlį. Nu, įkyrumas koks, klausyk. Nu, neišlenda varžtus. Gerai, dabar dar šitus atsisukam. Tai duok. Sudirpinėja dar čia, matai. Nesuprantu, nieks čia neįsima, viskas viskam čia trukdo. Kaip čia įdėta yra, kaip čia sukonstruota. Darausi piktas. Sudė. Ir tu sudė. Neina varžtų. Taip, nei taip. O, šito išsitraukė. O čia ką daryti? Ne, nu jūs gal juokaujat. Mums neina ištraukti šitą varžtą. Nes jisai remiasi į reduktorių. Nes BMW inžinieriai labai gerai pagalvoja. Davai šaunam, va tai va. Pamatyčiau, kai dučiau snukim. Ne, tai ką mes šitoj situacijai galim dabar padaryti? Nu, bet tai čia tiek nedaug trūksta, kalis. Jeigu mes į biškį duosim jam spaudimo. Kai duodi spaudimą, iš karto visi pasiduoda. Viena šakė, kita šakė. O. Dabar tiesa yra tokia, šitas va čia va dedas, tas va ten va dedas. Bim, bim. Tai kaip viskas profesionaliai. Dabar kol nėra šakė, galim nupjaut trusus. Gerai, montuojam. Nu, kas toliau? Išimti gali, išimti, o įdėti. Ui, ištraukiam, iki vėl kišam. Taip. Dabar čia. Taip. Bam. Dabar ne čia suksim, o čia atsuksim. Matai? Kaip verčiasi. Mažėja. Tai žodžiu, vadėsim kitas šakes, kitą šakę. Draugelis, likai, žinai, žiūri per langą. Dėsim ir va, nereiks čia nieko sukt. Galėsim garažą, pavyzdžiui, atsimatuoti, kiek sukimų yra, kiek laipsnių maždaug. Ir, pavyzdžiui, važiuosim trasoje, bam, debesys užeina, bam, prastas oras, susimažinam išvertimą. Pup, saulytį išlenda, pasididinam, galėsim labai lengvai reguliuoti. Ir turėsim didesnį diapazoną reguliavimui negu anksčiau. Jau nelabai suprantu šitus vietus, kaip čia veikia. Bet jeigu čia laikau, įsidedam, pažiūrėsim mašinai. Tai jau šitas varžtas šitoj pusėje, tai čia turi spakainiausiai lysti. Kaip puikiai, čia viskas gaunasi. Kol kas
Prasilginu, žinai, kamanta. Mažiau čia reikia spaust. Kur mano paragintojas? Triokšt, pokšt. Dabar čia susisukam atgal. Nu va, matai, kiek ratai švirti. Antistensas. Gerai, stenseriai. Prisisukam atgal, kol nepamiršom. Viską. Paskui čia taip ir lieka. Sukta, neprisukta. Paskui turiu užsisakęs tokius pastus. Tai viską susiveršim jau pagal tiek, kiek reikia su dinamometru. Ir pasižymėsim tokiais dažais specialiais. Tada trasai nereiks kiekvieną kartą su raktu tikrinti. Viską matysim, kas atsileido, o kas ne. Būsim profesionalai. Kažkaip ta pusė lengvai, o ta sunkiai. Tai atima visas jėgas. Taip esu sukęs, bam, sprūdu, bam į dantis, puf, išspjau. Tai niekada taip nesukit. Kaip aš dabar suku. Nebent esat profesionalus sukės. Op. Tai dar reiktų poliuretaną ir į reduktoriaus tuos įsipresuot. Bet čia yra mašinos, nėra sunku. Aišku, svarbu tos kavos jo nenaudoti, nes tiltas yra jau traversas mašinai dėtis. Tai čia kur bakas, kava, degint, gręžt, kabum. Uikt! Čiut negavau į lempą. Dabar visi galvoja, tai ką tu, darnelį, čia nesupranti, ką tu čia. Viską aš suprantu. Tik man reikia pasistatyti tie, kas drifte važiuoja, tai jiem reikia, kad būtų 0 laipsnių išvirtimo, arba ten vos ne į kitą pusę verčia. O man reikia, kad būtų išvirtimo, nes aš remsiu mašiną ir man ratas taip guls. Tai aš noriu dabar pasistatyti viską, kaip man reikia į man tinkamą diapazoną. Ir tam diapazone jau tada galėsim viską savo lengvai reguliuoti. Labai lengvai. Kažką atvežė jisai man. Jis tingi pas mane į kiemą važiuotai per čia padarė. Pralėkiau tai. Ačiū labai. Kiškas atvežė. Map sensoriai. Geras bičias, šitas visą laiką atveža visko, ko mums trūksta. Parduotų jo, tai lekia kiemas. Va, bordiūrais, aišku, mūsų važinėja. Bet ant geras bičias, žinok, viską, jisai pasakai, ko trūksta visą laiką. Dalekia atveža, pasirūpina. Patinka man. Gale mėnesių tik te kažkokius atsiunčia lapukus, bet aš jau ten neskaitau, nežiūriu. Nu jau matau iškart išvirtimą, jau kai čia jau vajatus. Biškės čia su juo persistengiau, jau matau. Nu tai čia pasireguliuosim dabar, čia tik, žinai, įdėjom dar. O čia dabar Belgijos patą, posūkį galėsim dugnais net leidę praeiti. Tai šiaip taip ir reikia, bet dabar jau atlaikys mus mašniuks. Sukibimą. Nu liuks, nu. Va turim gale. Galim susireguliuoti, o priekį ką daryti. O priekį nežinom ką daryti. Priekį tai nėra tik išvertimų. Tai arba atraminius reiks pirkti ultra super brangius. Ką dabar biški nuo tų laidų pailsėjom ir einam vėl prie tų laidų. Dabar einam į vidų, susimesim, išsitiesim, išsimatuosim, išsiklausim visus laidus viduj. Tada žinosim, kai jau bus salonas, variklis, kaip jungiasi, ko trūksta, ko turim, ko neturim, ką reiks kirpt, daryt, gamint. Tai jeigu reiks kirpt, daryt ir gamint, tai tada pirksim sportinės fiškutes jaučiu, darysim sujungimus. O jeigu viskas tiks originaliai, tai viskas tiks originaliai.
Vairas. Ui. Vairo kol kas dar nėra ką vairuoti. Vairo stiprintuvų žarnos kažkoks plastmasės. O tai gal čia tas vairo stiprintuvas mums tinka? Au, tiesiai per nosį. Nu žiūrėk, šitas tinka. Tai čia 5 balai. Tai mes čia šitą galim laisvai naudoti. Tiek, kad Nes aš galvau, čia gamint šlangas dabar. Anzafleksai visokie. Milijonais. Iš karto kainuoja. Ten nusineši šlangą, iškart milijonai. Iškart milijonai, nes galvoju, kad ūkininkas. Hidraulinį šlangą, iš karto doleriai, akiuosi pas juos, milijonai, traktorius, viskas. Mes turim, tai nieko gaminti nereiks, tai va, galėsim šitą siurblatį naudoti. Mums yra pigiau naują vairo stiprintuvų siurblį nusipirkti, negu pasigaminti šitas hidraulinis šlangas. Tai va, bakelis yra, tas yra. Eini, va, tvarkai ir konstruoji šitą mašiną pati realiai. Šitas eina štai ten. Čia va visos masės prisijungia. Lempos, ventiliatorius. ABS, kurio nenaudosim, nes čia bus vyriška mašina. Jeigu užsiblokuosi ratus, tiekšiesi sieną, tai kaip vyras, be ABS, normaliai. Toliau šita laidūpynė turėtų eiti į kitą pusę. Šis daiktas. Airbagai nebereiks. Gal viena pusė vis dėlto. Spidometras. Čia užvedimo spynelė, valytuvai posūkiai. Mums magelio tikrai nereikės. Ar reikės? Gal reikės? Gal ne, o gal? Gal ne, o gal? Nu, pagalvosim. Dabar taip, ką mes čia turim? Fiškę, kuri turėtų jungtis. Jaučiu vietoj šitos blemba. Nes čia automatų bus kompas. O šita va čia jeigu seni. Nu tai čia pliusai, ten minusai, minusai. Pliusai, minusai. Nu tai biški pasimečiau. Čia va dar trūksta kažko. O tai čia va pasijungi. O tai čia. Biški pavalyti reikia. Spidometrą turim, netgi. Ką daryti, dabar dilemą turiu. Gal pabandyti, ar suka starteris norėčiau, ar įsijungia degimas. Tai čia, jeigu supleškinsim viską, tai. A mums su sprogimais būna. Pajungsim minusą. Nu kaip ir takši, čia kažkas rėlės, kažką. Bet degimo neturim. Pliusas, minusas, čia masė prisukta, kaip ir turėtų užtekt. Kampusteris prijungtas, EVS prijungtas, raktas prijungtas. Sunkiai kažkaip. Trūkst elektros.
Jo, žiūrėjau, netoks durnelis, ne? Pedalas. Jo, tik dabar iš to excitemento vėl raktą pamečiau. Tai ką tu seni? Kokie elektrikai? 194 tūkstančiai ridos tik tais. Rašo, kad antifrizų trūksta, langų skysčių trūksta, viskas atidaryta yra. Neveikia ABS-as. Biški trūksta elektros, žinai. Bet galima komputerį pasijungti, pasižiūrėti, ar prisijungiam prie variklinio komputerio. Koks password, ką tu čia dabar? BMW, tai aišku. Ok. Automatically search. Pažiūrėsiu, ar veikia variklinis kompiuteris. Žvengia jisai. Tam tai juokinga viskas. Čia biški keli laidai nedajungti, tai nereiškia, kad... Tai čia... Jėzus Marija. 3 gal, 4. Daugiau gal biški. Bet tai čia, čia... Degimas yra, starterį suka, variklis 2 metus atgulėjęs griovy. Rašo ECAM6 316 TI. Engine NCAM2. Nieka kraunasi da. Tidin motor kaput. Tai motor, ten trūksta dar ant motorą irgi visko. Tai tu nenorėk čia per vieną dieną į trasą išlėkti. Čia mes stengiamės po biškį. Šiaip paimsiu supyks. Kai čia sėdėsi iki 12 nakties, užkursiu aš tą variklį. Ir tada žiūrėsim, tidinga, netidinga. Žvengia dabar jisai. 2 valandas nieks čia neprijungta, ką tu čia skanuoji. Kai mums variklis tik pajungtas į tenais, vis daugiau nieko čia nėra. Multifunction park distance control. Nėra tokio, kur tu čia matai, tą park distance. Kol mes čia laukiam, tai jūs te galėtumėt like, subscribe paspausti, pakomentuoti kažką. Igi žiūri, įsižiūrė visi dabar. Darbą naudinga padaryk, nėra sunku tą like paspausti. Kai subscribe, kaip pabučiuoti atsisėdė, žiūri prie to televizoriaus savo. Nu jam sunkiau irgi, žinai, darbo pabaiga viską, jau jis namo norėtų tas kompiuteris, bet dirbam, ne, darom. Jeigu išmes connection lost, išmes per langą. O, system selection, drive, engine, communicating. Seni prisijungi prie variklio kompo, man atrodo. Read fault code. No compression. Jokauju ir compression. Girdėjau, bent jau iš tų 2 paskutinių. Main relay switching delay. Kurios rimavo reperis, na. Main relay switching delay. Clutch switch. Oil temperatūra sensor. Ai, vano solenoid inlet. Tai aišku, kad neprijungta. Turnėlis visiškai. Tai čia seniai viskas šiandien veikia. Geriau negu tikėtasi. Tik tas variklis, taip sukasi jau taip, kaip 2 metus. Kaip 2 metus velniai žino, kur gulėjęs, tai sunkokai, taip sakyčiau. Sunkokai. O. Kai elektrikus atsinešiau lapos, pradėjo sukti čia viską. Dabar jau tikrai, kol neužtrumpinom, tai jau čia viskas yra. Galėtumėm pabandyti užkurti, bet negalim, nes neturim gazų sklendės. Reiktų eiti į lauką pyzdint, o ten labai šalta ir nesmagu. Tai palauksim, kol atvažiuos. Tada trūksta šlangų, kaip ir sakiau anksčiau laidoje, kad trūksta nėra aušinimų šlangų, nieks nepaėmęs. Va, sulūžė. Fiškės map sensoriui pasijungti turim, purkštukus turim, viską turim. Išskyrus, kad tas angliškas, va šitas yra babinų. Ir variklis sunku, kai taip kažkaip. Tas biški ir kažkoks, žinai, abejonių dabar kyla, bet prasidirbs, prasisuks, bus gerai. Tai čia tik tuos laidus dabar liko susitvarkyti ir viskas. Nukirpt, nupjaut, išinstaliuot. Tuos reikia prailginti turbūt. Nebent rasim nuo europinio KM6 būtų neblogai. Ir viskas. Sulauksim gazų sklendės, užkursim. Ai, kardaną matavom, bet nenufilmavom. Per ilgas, man tieko. That's what she said.
Reikia trumpesnių kardanų ir tiltelio, nėra dėžės, bet šitą jaučiu reiks pagaminti. Nu tai vat, tiek vatų ir žinių. Daug gal kažko nenuveikėm, bet pasitikrinom variklį sukasi, laidus įsidėjom turim, pamatėm, kad vairų stiprintuvų šlangas turim, kolektorių turim daugiau negu mašinų ir variklių šitam garaže, daviklį turim, fiškę turim, viską turim, jau čia jau wow. Tai vat, dabar jūs neužkniskit, jūs šį galvojate, čia dėl savęs čia renku tą mašiną. Dėl jūsų, tai paspauskit like, subscribe, contribute irgi ten galit kažką biškį dadėti dėdėj ant izoliacijos laidam. Ir man reikia, kad jūs iššiukšlinis į konteinerių, iššiukšlinis į link trasą, mano projektą kažkaip pasimtumėt, tai arba contribui reikia, ten yra toks padarytas, kad įmetat ir tada išrinksiu vieną laimingą ir jis išsiveš jį, arba gal kažkas nori tiesiog paimti ir nupirkti iš man. Nes aš netyčia turiu naują projektą iš šiukšlyno, bet jis bus vėliau. Kai pabaigsim šitą. O kad šitą pabaigtume, mums reikia biškį antizoliacijos, ne? Toks jau tas lenktynininkų gyvenimas, va. Laidai, varikliai, popierius ir tiek žinių. Čia nieks į cilindrus nešvietė, mažu ten priaugia kažko. Biškį ir priaugia. Bet tai gal nieko tokio. Nu, matysim kitoj laidoj. Su dievuliu.